Nelyja lygtais naktį. Vis dar vėjuota. Labas rytas. Likau be telefono. Reiks grįžti iki mašinos ir pasiimti kitą telefoną. Šiaip ne taip susirašiau. Plaukiam iki tenais. Čia tik tai 2 kilometrai kokie. Saulytė lenda. Stosiu ir eisiu link mašinos. Nes ten kitas telefonas ir reiks pasikeisim korteles ir viskas dabar be telefono, be ryšio. Maždaug įsivaizduoju, kur esu. Tai mačiau lygtais bus kempingas, gal jame ir išsilaipinsiu, kai bent jau saugiai bus Baidarė palikta. O gal autostopu pabandysiu nuvykti iki mašinos. Dar irgi variantas. Apie 30-35 kilometrus. Pieškom arba pasižiūrėsim, kaip čia kas bus. Su nuotykiais, tikrai su nuotykiais. Pagaliau ramus ežeras. Nakvojau, kur tas iškišulys. Dar truputėlį tiesiai. Tiltas bus va tenai. Bet galima čia išsilaipinti ir eiti iki mašinos, nes čia nieko nėra. Bet telefoną vis tiek nenoriu į upelį. Reikia čia palikti, manau, Baidarę. Neblogas krantas, ten kelias. Ir čia gyvenviečio yra, va čia ir išsilaipinsiu. Kol kas šilta, kol saulė yra šilta. Paliksiu išdžiovinti ant saulytės pirštinės, džemperį ir bandysim po to grįžti atgal. Va kaip atrodo ramybė. Taip, paliksiu. Einam iki mašinos. Mačiau, ten proskinoj mašinos važiuoja, tai reik nueiti iki kelio. Tada kažkaip grįšiu, mašiną vėl kažkur palikti, ateiti iki čia ir toliau plaukti. Kol kas telefone 0 gyvybės ženklų. Visą laiką jisai tik tai įsijungia, išsijungia. Apple ženkliuko rodo. Dabar einam kelio ieškoti. Kelias yra tiesiai. Čia gyvenvietė. O iš žmonių yra. Tai gerai. Ką, gal kažkas susistabdyt, kad pavežtų. Šiandien geras oras. Šiandien bus mažiausiai plaukimo. Aš supratau, kad ši per vietą. Čia tas kempingas. Atsidūriau kempinge. Tai labai gerai. Reception. Čia nieko nėra. Beveik. O va, moteris. Sutikau registratūros darbuotoją. Jei 10 valandą susitikimas, truks pusvalandį. Ir tada nuveš iki mašinos. 35 km. Without. Without, yeah, no. Tada nuveš iki mašinos, tada aš grįšiu su telefonu, dar kavos dabar padarys, tada vėl plauksim toliau. Už kelionę šitą. Šilta. Važiuojam pasimti telefoną. Važiuojam į degalinę, kavelės. Nusipirksim pirštinės, pasikeisim SIM korteles telefonuose, grįšim prie kajaką, plauksim toliau. Kavos ir dešrainė. Važiuojam į Maksimą, pažiūrėsim pirštinę. Gal rasim ir grįžinėsim atgal. Manęs dar laukia
100 kilometrų. Nusipirkau SIM kortelę. 1 eurą kainavo. Estiška. Bent kažkas. Nusipirkau adatų. Grįžau į kempingą, leido čia palikti mašiną. Bus čia žymiai saugiau. Ir einu iki Baidarės čia prisipirkus visokiausių dalykų. Ir plauksim toliau. Išdžiūvo pirštinės ir batai. Labai gerai. Viskas kaip ir palikta. Plaukiam toliau. Mano tiltas. Ir ten ežero galas net nesimato. Jisai yra labai ilgas, bet į plotį visada matosi kitas krantas. Viskas. Geras dabar oras. Nei šalta, nei karšta, nei vėjas pučia. Atsisveikinam su šitą ežeru ir varom į upelį. Dabar laukia 60 km iki Tartu ir nuo Tartu 40 km iki kito ežero Peipsi. Dabar srovė tai neš. Dabar bus lengviau šiek tiek. Daugelis baidarininkų pradeda būtent čia irkluoti ir link Tartu ir viena populiariausių krypčių. Aš dar nusprendžiau, aišku, visą ežerą paimti. Baidarų kompanijos nerizikuoja visada imti su turistais ežero, todėl kad niekada nežino, kokie orai bus. Nes po to pakliusiu į tokią situaciją kaip aš. Turėtų upiai būti šilčiau. Vėjas taip nesijaučia. Jau daug žvejų susitikau. Kaip matau, kol kas krantų yra nakvyniai. Gal bus po to patogesnių, kur už gyvenvietės. Prie gyvenvietės daug žvejų. Tai ryte jau galima bus tikėtis. Kiek žvejų. Kampelis koks. Tai aišku, toliausiai kampo. Tuoj bus susikirtimas upių. Jeigu plaukčiau kairę, galima irgi ten kažkur išlyst, kaip ir kitoj pusėje ežero galima rinktis, buvo kitokia atkarpa, bet aš tuksiu į dešinę link Tartu. Labai daug tokių atvirų plotų, kas labai yra faina. Manau, kažkokiam tokiam ir pavyks surasti nakvynės vietą. Bet dar 2 valandas galiu irkluot, kol švies. Artėju prie Tartu, bet šiandien tikrai dar nepasieksiu. Nieko nėra čia. Čia žmonių būta, bet čia bus labai gerai palapinę pastatyti. Ir Baidarė ant kranto. Toksai kampas. Šiandien 25 km ir dar iki kempingo gal apie 3 kokios ryte. Čia matos ir smėliukas. Fainas krantas. Dar yra ir tenai mačiau vietos. Bus uodų, manau. Tai reikėjo įsikarinėti. Pasižiūrėkit. Čia dar atviresnis krantas. Čia didesniai žmonių grupiai. Liksiu ten ant kampo. Laikas jau statytis palapinę. Ir eiti miegoti, pavargau. Rytoj tikrai pasieksiu Tartu. Poryt iki mašinos reikės grįžti atgal. Statysime čionai. Jaukesnis kampelis bent jau man. Viskas. Susidėjau viską tvarkingai. Dar irklas liko ir uždengsim.
Orų dar netikrinau, bet pakaks. Lysiu į čia, nes tikrai išvargau. Kuriozai. Šiandien bent sočiau jaučiuosi, spėjau pavalgyti ir eiti į šitą viešbutį. Susitinkam rytoj.